Sveiki, mėlieji gerbiamieji. Tuoj pranešiu, pasakysiu, kas nuramins jūsų širdelę. Jeigu jūs norite žinot. Ir vėl aš jums duosiu 3 variantus, kad turėtumėt pasirinkimą. Arba imkit visas. Keli variantai gali jūsų širdelę nuraminti. Ir taip. Taip. Čia, žinokit, tokia situacija. Matot, šitą ponia savo pinigų niekam neduos. Tai ir jūs nusiraminsit tada, kai jau labai gerai paslėpsit savo pinigus nuo kitų ir gal net nuo savęs, kai norėsit sutaupyti. Suskaičiuokit savo pinigus ir labai gražiai uždenkit. Tai labai nuramins jūsų širdelę. Taip. Antrasis variantas – tai tobulas mokytojas. Toks mokytojas, iš kurio mokiniai mokosi patys. Jūs išeisit į erdvę, pranešit savo žinią stebuklingą ir ramiai sau galit eit. Visi bus supratę ir visi viską prisimins. Jūsų širdelę nuramins. Tai, kad jums nereikia nieko daryti, kad visi ir patys tai žino. O jūs tiesiog mokytojas. Trečiasis variantas, tai jau čia visiškai jums ramybė. Ir širdelę nuramins, ir visas kūnas pailsės. Jūs gausit laiko atsipūst. Jums taip susitvarkys visi reikalai, kad turėsit puikų laisvą laiką, kažkokį gal kvietimą į, nežinau, kokias atsipalaidavimo procedūras ar masažą. Žodžiu, jūsų širdelė nurims, jūsų kūnas pailsės. Gerą kortą gavot.